Nuo senų senovės lietuviams buvo labai svarbi duona. Jie sunkiai dirbo, kad ant stalo visada turėtų duonos. Atidžiai pasiklausyk lietuvių liaudies pasakos, ar jau galima valgyti. Ir sužinosi, kaip duona atkeliauja ant mūsų stalo. Lietuvių liaudies pasaka, ar jau galima valgyti. Kartą vilkas sutiko girioje žmogų ir prašo: duok man duonos. Žmogus davė. Vilkas suėdė, apsilaižė, duona jam pasirodė labai skani. Sako žmogui: ką reikia daryti, kad ir aš visada duonos turėčiau? Išmokyk mane. Gerai, sutiko žmogus ir pradėjo vilką mokyti. Pirmiausia, reikia žemę suarti. O kai žemę išari, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia pasėti rugius. O kai rugius pasėjai, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia palaukti, kol jie užaugs. O kai užaugs, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia nukirsti. O kai nukerti, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia iškulti. O kai iškuli, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia sumalti. O kai sumali, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia išminkyti tešlą. O kai užminkai tešlą, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia pakepti duoną. O kai pakepi, ar jau galima valgyti? Galima. Vilkas pagalvojo ir sako: geriau nekepsiu aš tos duonos, jeigu tiek ilgai reikia laukti. Kaip iki šiol be duonos apsėjau, taip ir toliau gyvensiu. Ilgas ir sunkus duonos kelias nuo grūdo iki stalo. Anksčiau žmonės ardavo, sėdavo, pjaudavo, kuldavo, valydavo grūdus patys. Žemės darbams pasitelkdavo arklį. Dabar darbą dažniausiai palengvina įvairi žemės ūkio technika, kurią žmogus lengvai valdo. Puiku!